Žvelgiant iš Klaipėdos senamiesčio pusės, link ten, kur kas rytą pakyla saulė, gali pasirodyti, kad ji iš tiesų išnyra maždaug ties lengiais, triušeliais ir kitomis per pastarąjį dešimtmetį sparčiai išaugusiomis privačių namų gyvenvietėmis. Vis dėlto vargu, ar būtent dėl šios geografinės asociacijos, artimajame Klaipėdos priemiestyje, duris atvėrusiai mokyklai, buvo suteiktas Saulės vardas. Kaip ten bebūtų, galime pasidžiaugti, kad šį reportažą filmavome tada, kai Saulė mus pasitiko ne tik kaip užrašas ant naujosios mokyklos fasado, bet ir kaip tikras, vis rečiau į mūsų kraštą užsukantis šviesos ir šilumos šaltinis. O dabar keli sakiniai apie naująją mokyklą, daugiafunkcinį centrą. Nors patys mokiniai galėtų pasakyti, kad netokie jau jie ir nauja, ypač tie, kuriems pasilikus po pamokų, tie keli mėnesiai po atidarymo prailgo labiausiai. Tačiau faktas išlieka, tai visiškai naujas, vos per 15 mėnesių pastatytas švietimo centras, kurio atidarymo šios sparčiausiai augančio Klaipėdos rajono gyventojai laukia ne vienerius metus. Mokykla įsikūrusi Triušeliuose, Agilos gatvėje, ir jau pirmąją dieną čia susirinko beveik 700 vaikų, nuo pačių mažiausių darželinukų iki 8-okų. Šis skaičius rodo ne tik didžiulį vietos tėvų poreikį, bet ir sparčiai augančią visos seniūnijos bendruomenę. Saulės mokykla suprojektuota taip, kad taptų daugiau nei ugdymo įstaiga. 8000 kvadratinių metrų ploto pastate įrengtos šiuolaikiškos klasės, laboratorijos, biblioteka, kultūros renginiams skirta salė, erdvūs vidiniai kiemeliai. Čia taip pat veikia ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės, todėl įstaiga tapo patogia vieta šeimoms turinčioms skirtingo amžiaus vaikų. Didelis dėmesys skirtas ir sportui. Šalia mokyklos įrengti futbolo, krepšinio, tinklinio bei teniso aikštynai, lengvosios atletikos takai, lauko treniruokliai. Šios erdvės atviros ne tik mokiniams, bet ir Sendvario seniūnijos gyventojams. Todėl mokykla jau dabar tampa bendruomenės traukos centru. Savivaldybė neslepia. Mokinių skaičius rajone auga taip sparčiai, kad dar prieš atidarymą buvo pradėta planuoti mokyklos plėtra. Artimiausiais metais šalia numatytas naujas priestatas, kuriame atsiras papildomos pradinės klasės, sporto salė, modernios kūrybinės laboratorijos ir valgykla. Tai leis įstaigai išaugti į dar didesnį ir kompleksiškesnį švietimo centrą. Panašu, jog Sendvario Saulės mokykla tai ne tik modernus architektūros objektas, bet ir svarbus žingsnis gerinant gyvenimo kokybę Klaipėdos rajone. Nebejojame, jog tėvai džiaugiasi, kad vaikai pagaliau gali mokytis netoli namų, o moderni infrastruktūra atveria galimybės tiek kokybiškam ugdymui, tiek aktyviam laisvalaikiui. Na ir mes džiaugiamės, galėdami parodyti kažką naujo ir prasmingo, ne tik Klaipėdoje, bet ir mūsų miesto apylinkėse. Juk esame vienas pajūrio kraštas, bei gyvename po tą pačią saulę. Tad nepamirškite palaikyti šio visuomeniniais pagrindais veikiančio kanalo savo patiktukais. Ir ką gali žinoti, gal jis vieną dieną taps tikra televizija apie mūsų kraštą, o jeigu ir ne, tai bus kupinas naujų patirčių kelias, kurį nuėjome su jumis, brangus Klaipėda TV žiūrovai.